Sveiki, mėlyjei, dar kartelį. Šiandien vėl sveikinuosi su jumis, kaip ir buvau žadėjusi praeitame live. Ir visgi, jei dar manęs kažkas nepažįsta, tai aš esu Vaida, dirbu AČNT nekilnojamo turto agentūroje, su nekilnojamo turto pirkimais, pardavimais ir noriu jums pristatyti dar vieną naujieną. Tai yra butą Kauno rajone, visiškai vėlgi Kauno pašonėje, tik dabar jau kitoje pusėje esame atsidūrę, Užliedžiuose. Ir butas yra toks jaukus, kompaktiškas, 2 kambarių, puikiai tinkantis porai, puikiai tinkantis pavieniui galbūt asmeniui patogiai erdvėj gyventi, o galbūt ir nedideliai šeimai. Tai dabar esu kol kas laiptinėje, nes dažnai, kada jau mane sutinkat laiptinėje, live transliacijos metu, tai suprantat, kad kalba eina apie butą. Ir dabar truputėlį parodysiu gėlytės, laiptinės, ar ne? Viskas labai tvarkinga. Šiek tiek parodysiu, kaip atrodo vidinis kiemelis. Visa aplinka tikrai gražiai sutvarkyta. Čia matote net ir priskirtas vietas savo automobiliams galite turėti. Su parkavimu problemų tikrai nebus. Na ir ką, kviečiu užeiti vidun, nieko nedelsiant, nes čia laiptinėje aidi, tuk. Apsižvalgykim. Na va, įeinam. Na, pirmiausiai, kaip ir prieš tai nusiausiu batukus. Gerai, jūs pažiūrėkite dabar į baltą sieną. Taip, ir ką mes turim? Pradedam. Tai pirmiausiai, čia aš ir veidrodį jums mojuoju. Įėję po kairį jūs turite erdvę savo daiktams, tai yra jūsų spinta su veidrodžiais. Na ir toliau turime didelę erdvę, bet gal prie jos eisime galiausiai. Eikime į vieną iš kambarių, tai yra miegamasis. Štai. Lova. Vėlgi yra didžiulė spinta jūsų drabužiams. Šiaip pagal viską dabar lova šiek tiek yra perstatyta, ji stovi atgręžta būtent į tą sieną, ten yra ir išplanuotas rozetės. Na, bet čia dėl to, kad dabar vaikiška lovelė atsiradusi, labai džiugus džiaugsmai, ar ne, būtent šioje šeimoje, o šiaip jis stovi kita kryptimi ir taip bus palikta būsimiems pirkėjams, būsimiems naujiems šeimininkams. Toliau mes turime vonios kambarį. Vonios kambarys yra bendras su tualetu, tačiau kas man patinka, butas nėra super, kaip sakyti, didelis, bet vonios kambarys tikrai yra pakankamai erdvus. Telpa ir tualetas, ir skalbyklė, ir džiovyklė, ir kriauklė, ir tikrai erdvus dušas. Tai, sakyčiau, tikrai galėsite erdviai suktis. Toliau mes turime bendrą erdvę, tai yra virtuvė ir svetainė. Pasidairykit. Labai jaukiai, mielai. Ne, ir virtuvė zona šiek tiek iš kito kampo gal paėjėsiu, yra šiek tiek atskirta per baro stalą. Čia galima iš tiesų pasistatyti porą ar manau, porą tikrai būtų optimalu baro kėdžių, jeigu norite. Ar ne? Parduodama yra su visais baldais ir technika, kurią jūs matote. Tai tikrai praktiškai galėsite ateiti ir gyventi iš karto. Va, jaukus kampelis. Tiesa, dar svarbu paminėti, kad jeigu norite, yra galimybė apsukti televizorių dėti kitoje pusėje, ar ne, sėdėjimo zona čia, nes elektros visa instaliacija yra šitoje pusėje, tai tą sprendimą irgi galima padaryti, jeigu jums taip jaukiau. Kas dar yra gerai, be to, kad tai yra dujinis šildymas viso šito buto, bet jūs taip pat turite ir oras sistemą, tai jeigu jūs
nuspręsit, kad jums per šalta, nežinau, dujos išbraiks iki kosmoso, elektra atpiks, tai galėsite pasišildyti, bet lygiai taip pat vasarą jūs galite vėsinti ir naudoti būtent šį prietaisą kaip oro kondicionierių. Tas yra tikrai labai didelis pliusas ir privalumas. Na, dar pasidairom iš kitos pusės, kaip atrodo bendrai erdvė. Taip. Toliau, kas dar yra? Dar yra, mes nukeliausime iki balkonėlio. Va. Ir pabandysim išeiti į lauką, pasidairyti, kągi mes matome būtent pro šios pusės langus. Va. Neseniai sutvarkytas visiškai atnaujintos balkono grindis. Balkonėlis taip pat va, turit kėdutė, staliukas, galite čia gerti rytinę kavą. Būtent šitoje pusėje yra rytai ir šeimininkai sakė, kad tikrai labai gražus vaizdas būna sutikti saulę ir pasižiūrėti, kaip jinai kyla. Toliau, taip pat visiškai šalia, jeigu kažko prireikia, jūs turite parduotuvę Šilas, o šiaip visos parduotuvės Maximos, Lidl ir taip toliau yra pasiekiamos tikrai ganėtinai greitai, yra aplinkiniuose rajonuose, tačiau jau su automobiliu tą galima padaryti. Na, bet kai prireikia kažko tai, greitai galite nubėgti į Šilą. Kalbant apie mokyklas, darželius, tai Užliedžiuose taip pat yra daugiafunkcinis centras, tai yra ir darželis, ir mokykla, ir šiaip vyksta daug veiklų, sporto užsiėmimai ir taip toliau, tai yra visiškai netoli. Aišku, jeigu norite, galite rinktis ir tolimesnės mokyklas. Visiškai neseniai mačiau, kaip grįžo vaikai su mokykliniu autobusėliu. Tai tiesiog iš vis yra labai patogu, nes nereikia eiti, nei kiek nereikia eiti, o tiesiog yra parvežami prie namų. Kursuoja viešasis transportas, taip pat pro čia. Tad susisiekimas galimas, net jei jūs ir neturite automobilio, ar ne? Tai irgi didelis privalumas būtų, ar ne? Tai va, dabar noriu pasižiūrėti, galbūt jūs turite klausimų. Matau, kad prisijungėt. Pasižiūrėti klausimų, kol kas nematau, bet gali drąsiai juos užduoti. O aš galvoju, ar tikrai pasakiau visą svarbiausią informaciją, bet ko gero daug čia nieko ir neprišnekėsi, reikia atvykti ir pasižiūrėti, pajausti ir pasimatuoti šitą erdvę. Tiesa, dar vienas svarbus momentas. Kažkaip šiandieną pasisekė su būstais, kur pakankamai stiprios bendruomenės yra. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kaimynai vieni su kitais bendrauja, draugauja, ko jau šiais laikais pasigendame. Lygiai taip pat čia irgi kaimynai ir namo žmonės turi ir grupės, tarėsi dėl įvairių klausimų, neiškumų ar kažkokiu tai bendrų idėjų. Tai yra labai smagu, nes tikrai per savo darbą mes sutinkam įvairiausių variantų ir jau didžioji dauguma dėja žmonių tiesiog nepažįsta ir net kas gyvena jų pačių laiptinėse. Tai yra didžiulis privalumas ir didžiulė vertybė turėti draugiškus santykius, glaudžius santykius su kaimynais ir žmonėmis, su kuriais jūs gyvenate ir esate visiškai šalia. Tai čia tas yra ir tai yra labai smagu. Taip, aš prisėdau ant sofutės, minkšta, smagi, dar kartą apsidairykite. Esant poreikiu, šeimininkai minėjo, kad gali dar atvežti stalą, kurį dabar yra ir kažkur susisandėliavę su valgomojo. Tiesiog dabar tokio poreikio neturėjo. Tai va, tai šiandien ko gero būtų tiek. Ačiū labai, kad žiūrėjot. Dėkoju, kas pažymėsite savo galbūt draugus pažįstamus, kurie ieško būsto šiuose kraštuose, ar kas pasidalinsite transliaciją, tai padėsite tiesiog greičiau surasti vieni kitus, greičiau surasti namus būtent tiems, kurie ieško ir pradėti naują gyvenimo etapą. Tai dėkoju ir kviečiu registruotis apžiūroms. Galite parašyti po šią transliaciją ar žinutę, ar paskambinti, kontaktus nurodysiu. Tai tiek, linkiu nuostabios jums dienos ir jau šiandien sakau, viso daugiau transliacijų neplanuoju daryti, nors ką čia gali žinot. Iki malonaus, mėly.